Tai Kelmės Kulvarstuko Lopšelis darželis yra sveikatą stiprinanti mokykla, yra aktyvi mokykla ir fizinio aktyvumo skiriam labai daug dėmesio. Sveikatukų platforma būtent yra vaikų fiziniam pirmiausia aktyvumui skatinti, sveikatos gerinimui, tuo jinai ir skiriasi nuo kitų. Aišku, naudojant sveikatukus galima ugdyti ir pažintinius, ir socialinius gebėjimus, ir vaikų socialinį emocinį ugdymą vykdyti. Tikrai labai rekomenduočiau ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo įstaigom, netgi bendrojo lavinimo mokyklo 1 klasių vaikams jinai puikiai tiktų. Vaikai sportuoja naudodami interaktyvias priemonės, o interaktyvios priemonės yra tai, kas šiuolaikinius vaikus labai sudomina. Žaisdami jie būtent lavina savo sveikatos įgūdžius ir fizinio aktyvumo įgūdžius.